Metų įkvėpimas. Kurk Lietuvai projektas. Kaip paskatinti vartotojus taisyti sugedusius daiktus. Suplyšo džinsai, sugedo dviratis. Tai ką daryti? Gal išmesti? Na jau ne, sako Kurk Lietuvai projekto autorės. Svarbus dalykas, tai man atrodo, kad po truputėlį galbūt jau ir keičiasi ir pasikeistų dar labiau vartojimo įpročiai. Tai reiškia, kad mes labiau gerbtume savo daiktus, labiau juos saugotume, juos naudotume su meile, suteiktume jiems antrą gyvenimą. Ir man atrodo, šitai yra labai svarbu būtent tvarumo temoje. Neišmesti, o rūpintis to daiktų, nes jisai vertingas pats iš savęs. Projekto metu apima mane toks sportinis entuziazmas, tai pradėjau viską taisyti. Ne visada pati, bet pavyzdžiui, Gintarė man per draugės išmainė man dviratį, tokį žiauriai seną, man taisytojai sakė, kad tas dviratis už mane pačią senesnis, tai vežiau taisyklą ir taisiau ir tiesiog apėmė tas noras tiesiog išbandyti tą pasitenkinimo džiaugsmą, kai kažką susitaisai, kai iš neveikiančio daikto, tu jį paverti veikiančiu ir toliau gali jo naudotis ir mėgautis, o mano pačios taisymo gabumai gal baigėsi ties drabužių suadimu. Norėčiau iš tikrųjų žymiai daugiau išmokti ir ateityje, man atrodo, tikrai dar bus progų. O progų tikrai bus, nes merginos įkvėptos azarto suteikti daiktams antrą šansą gyvenimui sugalvojo ne šiaip savo iniciatyvą, o tokią, kuri pakrutino kartais net nepajudinamą teisėkūros sistemą. Mes projekto metu sukūrėm taisymo kainos kompensacijos modelį, pagrįstą gerosiomis užsienio praktikomis. Kitos Europos šalis, jau 6 ES šalis turi šią taisymo kompensaciją, angliškai repair bonus, ir mes šį modelį pristatėm Teisingumo ministerijai ir Aplinkos ministerijai ir šį modelį jau palaiko, šią idėją palaiko ir iniciatyvą perėmė ne tik Teisingumo ministerija, bet ir Aplinkos ministerija. Šitas modelis jau dabar po truputėlį lėtai ir užtikrintai skinasi kelią teisėkūroje. Tikimės, kad šitas modelis iš tiesų ir bus priimtas ir įgyvendintas ir tokiu atveju nauda vartotojui būtų būtent palengvintos taisymo sąlygos. Savo tyrimo metu, analizuodamas literatūrą, mes sužinojom, kad iš esmės esminis trukdis taisymui, kodėl žmonės nesirenka taisyti, yra taisymo kaina. Ji yra tiesiog lyginant su kaina, už kurią galime įsigyti naują daiktą, jinai yra neproporcingai didelė. Ir tam yra įvairių priežasčių, bet ką mes galime padaryti, tai mes pasiūlėme tvarų būdą, kaip tą kainą sumažinti, kaip vartotojui grąžinti dalį pinigų, kuriuos jisai išleistų taisymui. Rimi Lietuva – maisto atliekų mažinimo projektai. Jei kalbame apie prekybos centrus ir jų požiūrį į tvarumą, būkite tikri, kad tarp jų bus ir Rimi. O praėjusiuosius metus Rimi galėtų drąsiai vadinti maisto nešvaistymo metais. Tai kalbant, maisto švaistymas yra didelė pasaulinė problema, kuomet tikrai mes esame pasiryžę jau prieš porą metų strategiškai priėmę sprendimus su šia problema tikrai kovoti ir skatiname maisto nešvaistymą. Ir prieš kelis metus vieni pirmųjų pradėjome unikalų projektą, kuomet pažymėjome besibaigiančio galiojimo produktus, kurie yra dar puikūs ir puikios kokybės ir tinkami naudoti, saugus naudoti, oranžinėmis etiketėmis, juos nukainome, kuomet pirkėjas gali sutaupyti net iki 70%. Ar galite patikėti, kad praėjusiais metais, pirkdami produktus oranžinėmis etiketėmis, pirkėjai sutaupė kiek daugiau nei 4 milijonus eurų? Skaičiai tikrai yra iškalbingi, tai ne tik sausa statistika, bet ir realūs pavyzdžiai, kaip Rimi Lietuva kovoja su šia opia pasaulinė problema ir galim pasidžiaugti pozityviais skaičiais, kad praėjusiais metais 5% sumažinome savo maisto atliekų iš tikrųjų kiekį. Tai yra tikrai taip pat didelis skaičius, didelis laimėjimas, kuriuo galime pasidžiaugti, kad prisidėjo mūsų pirkėjai, pirkdami būtent nukainotą maistą. Norite kažko ypatingo, bet nesate tikras, ar mėgstamas produktas yra artimiausioje parduotuvėje? Klausimas jau išspręstas. Turime daug įskiepių ir įvairių inovacijų, kurios padeda šios produktus geriau surasti. Turime savo mobilioje Rimi programėlėje atskirą įskiepį, kuomet žmogus gali pasirinkti savo artimiausią parduotuvę ar mėgstamą parduotuvę, ją pasirinkti ir pasitikrinti būtent, kokie maisto produktai nukainoti toje parduotuvėje yra. Taip jis gali planuoti savo dienos ar savaitės, pietų, ne tik biudžetą, bet ir patį meniu. Tai tikrai raginame šiuo dalyku naudotis mūsų žmonės. Jei kalbame apie kitas priemonės, kaip mes kovojame su maisto švaistymu, nuolatos jau ne pirmus metus iš eilės remiame tikrai maisto banką ir maisto bankus visose 3 Baltijos šalyse ir galime pasidžiaugti taip pat įspūdingais skaičiais, kad mes padedame tiem, kuriem labiausiai to reikia ir per praėjusius metus paaukojame 130 furgonų per visas 3 Baltijos šalis
maisto būtent tiem, kuriam labiausiai reikia. Trenkturo žygiai. Kadais trenktais vadino kiek keistokų žmonės, bet regis kartu su trenkturo žygiais ir jų iniciatorių tvariomis iniciatyvomis žodis trenktas įgavo visai kitą reikšmę. Kadangi visi trenkturo žygiai gamtoj, kažkaip tą gamtą mylėjom ir gerbėm nuo pat pirmo žygio ir atrodo norisi ją palikti tokią, kokią radai. Ir po to, kai pradėjom organizuoti jau ne tik savo bendruomenį, bet masinius žygius, pamatėm, kad ir pati bendruomenė labai atsakinga ir pradėjo kelti mums gana aukštus reikalavimus visai tai renginio kultūrai, infrastruktūrai ir tokiu būdu tarsi visa bendruomenė ir padarė tos trenkturo žygius tvarius. Skatinant atliekų kultūrą, žygių metu buvo atsisakyta net keleto dalykų. Atsisakėme vienkartinių plastikinių vandens buteliukų, vienkartinių plastikinių indų, spausdintų diplomų, žemėlapių, skaitmeniniai tapo. Partneriai labai prašo, čia gal kokių brošiūrų padalinkit, bet mes taip, gal kažkokia išimtis ir buvo, negaliu taip jau prisiekti, bet labai daug ką mes esam pasakę, ne. Rinkitės kažkaip elektroniniu būdu pranešti apie save. Tai stengiamės, kad nebūtų spausdintų dalykų. Žygių metu didelis dėmesys skiriamas atliekų rūšiavimui. Su atliekų kultūra mokome žmonės, kaip teisingai elgtis su atliekom, kaip jas išrūšiuoti ir nepalikti nieko gamtoj po savęs. Trenkturo žygiai tokie maksimaliai tvarūs, kad pavyzdžiui nereikia ne tik popierinio žemėlapio. Maršrutai sumarkiruoti visi. Jiem ir išmanaus telefono nereikia. Viskas sužymėta, reikia tik gerą nuotaiką pasimti, ir batus užsidėti turbūt. O gera nuotaika prasideda nuo kiekvieno trenkturiečio. Trenkturas!